Esu hipnoterapeutė ir pastebėjau, kad apie hipnoterapiją ir hipnozę dar gausu įvairiausių mitų. Todėl šiandien pabandysiu labiau edukuoti, paaiškinti ir informuoti, kas yra hipnozė ir hipnoterapija ir kas tikrai nėra. Tai kasgi ta hipnozė, ar ne? Įvairiausių pasakojimų, legendų, padavimų pilna. Iš tikrųjų, hipnozė yra natūrali žmogaus būsena, kurioje sąmonė atsitraukia arba yra mažiau aktyvi, o pasąmonė tampa aktyvesnė. Tai yra būsena, kurioje žmogaus protas susitelkia. Susitelkia į vieną mintį, į kažkokį vaizdinį, į kažkokį jausmą, galbūt net prisiminimą ar visišką abstrakciją. Hipnozė taip pat yra būsena, kuri leidžia pasąmoniai esant aktyviai labiau priimti pokyčius ir naują suvokimą apie save. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad sąmonėje kartais susiduria toks užburtas ratas. Tas pats suvokimas apie tą patį. Ir žmogui atrodo, kad brač, aš negaliu išspręsti savo problemos. Tai štai, kai aktyvesnė pasidaro pasąmonė, ta pasąmonė duoda naujos informacijos, naują suvokimą, naujų žinių, kaip spręsti tą ratą, kuris atrodė, kad yra užburtas. Tai hipnozė nėra mistika, magija, ezoterika. Hipnozė yra natūrali būsena, kurioje yra susitelkiama. Tai kas yra ta hipnoterapija? Hipnoterapija iš dviejų žodžių. Hipnoterapija. Hipno kažkiek aptarėm, natūrali žmogaus būsena susitelkiama, pasąmonė aktyvesnė už sąmonę. Terapija reiškia iš graikiško žodžio gydymas. Vadinasi, pasitelkdami aktyvesnę pasąmonę bandom pagydyti. Bandom ieškoti resursų, kurie padėtų išspręsti problemą, kuris sąmonėje atrodo kaip neišsprendžiama. Kaip lūpsas, kaip toks užburtas ratas, kaip likimas, kaip dar kažkokie dalykai. Nes sąmonėje yra daugiau resursų, negu tuo metu apdoroja sąmonė. Kai iš pasąmonės ištrauki į sąmonę, atsiranda naujas suvokimas. Kaip tai atrodo? Kai žmogus galvoja, kad problema yra užburtas ratas, jam atrodo, kad nėra išeities iš to rato. Sukasi, kaip gyvatė riejant į savo uodegą. Nėra pradžios, nėra pabaigos. Viskas tas pats. Sukasi. Kai mes paimam resursą iš pasąmonės ir įdedam į tą ratą, laikinai ratas sustoja. Atsiranda nauja perspektyva, kad tai pasirodo nėra tik tais taip. Tai pasirodo gali būti ir va šitaip. Tai pasirodo tai net ne problema. Tai pasirodo problema net kitur. Tai kaip matot, tie pasirodo ir atrodo sukarpo arba sustabdo tą užburtą ratą. Nes atsiranda naujos informacijos, atsiranda naujas suvokimas, nauji resursai, nauji pajėgumai spręsti tai, kas atrodė kaip neišsprendžiama. Tai turbūt kyla klausimas, komgi skiriasi nuo kitų terapijos būdų, kurių yra N. Per pokalbį, reiškia, hipnoterapijos metu, per pokalbį mes bandom prakalbinti pasąmonę, kad jį į sąmonę padėtų įnešti naują informaciją. Ir tokiu būdu bandom formuoti naują gydymo būdą. Arba problemos sprendimo būdą. Tai kaipgi traukiama ta informacija iš tos pasąmonės? Tai va čia būna daugiausia mitų ir juos aptarsiu kitose įrašuose. Bet galiu iš karto pasakyti. Nieks neateina, rankos neįkiša ir iš galvos neištraukia. Naudojam pokalbį. Kalbamės, užduodu specialius klausimus, iš gaunamų atsakymų užduodu dar naujus klausimus ir tokiu būdu, kaip per labirintą mes einam ir ieškom, kur yra tinkama informacija, kuri padėtų spręsti problemą.